Sveiki, kirpimieji. Anekdotas. Beveik. Iš pradžių faktai. Apie infliaciją. Venesuela. 2008 metais vienas bolivaras Fuego buvo prilygintas prie 1000 klasikinių bolivarų. 2018 metais buvo įvestas bolivaras Sobrano ir jau tie naujieji bolivarai 2008 metų į tą vieną bolivarą Sobrano buvo 100 000. 2021 metais buvo įvestas bolivar Digital ir jam vienam buvo reikalingas 1 milijonas 2018 metų bolivarų. Per 25 metus vienas tas pats naujasis bolivaras buvo maždaug 0,19, tai yra 1,9 Jungtinių valstijų cento. Gruodžio mėnesį tas pats bolivaras, naujas bolivaras, buvo 0,3 Jungtinių valstijų centų. Tai yra per 25 metus šitas bolivaras krito per 80%. Ir šiaip neoficiali valiuta yra doleris gatvėse. Ir vyriausybė iš tikrųjų mato, kad su tuo bolivaru nelabai kas gaunasi. Prie sienos su Kolumbija naudojamas Kolumbijos pesas, prie sienos su Brazilija naudojamas Brazilijos realas. Bet su pinigais prastai. Su pinigais prastai, juodoji rinka, kaip čia pasakyti, jinai net neturi produktų. Ir kai tik kas nors atsiranda, visi bando tai gauti. Anekdotas. Kodėl Venesueloje labai lengva žaisti slėpinių? Dėl to, kad jeigu tu pasislėpiai, tai niekam neįdomu. Niekas tavęs neieškos. Visi stovės eilėje. Nes vis tiek kažką reikia nusipirkti. Nes nieko nėra. Slėpkis. Svarbu, kad tavęs nebūtų eilėje. Ne visai juokinga. Tai tokios realijos. Geros jums dienos.